faktiškai šitos Lietuvos tamsiosios bitės, na tada buvo vadinama Lietuvos vietinė bitė, pasirašant Rio de Janeiro konvenciją biologinės įvairovės, buvo įtrauktos į sąrašus kaip mūsų genetinis išteklius, kaip mūsų ūkinis gyvūnas, kurio genetinius išteklius reikia išsaugoti. Taigi Lietuva jau yra įsipareigojusi nuo Rio de Janeiro konvencijos pasirašymo, kad išsaugo savo ūkinių gyvūnų išteklius. Ir niekas labai į tai nekreipė dėmesio ir tiesiog, kiek aš žinau, buvo gautas užklausimas į Lietuvą, tai turit jūs žemaitukus, turit juodagalvės avis, ten mažasias žąsis, skalikus ir visus kitus ūkinius gyvūnus įrašytus, žinot jų skaičių, o kaip yra su bitėm. Ir mes turim ūkinių gyvūnų genetinių išteklių centrą, kuris yra prie gyvulininkystės instituto. Ir jiem buvo užduotas tas klausimas iškeltas ir jie faktiškai per Žemės ūkio ministeriją čia. Ir jie tada pradėjo tokius pradinius tyrimus žiūrėt, kur čia mes kokias bites turim. Kadangi buvo Jurbarko Tauragės rajone, kažkada buvo tas vietinių bičių draustinis, ten 1970 metais įkurtas ir kažkur apie 2000-uosius, ten maždaug šiek tiek gal net anksčiau, jis tiesiog buvo uždarytas ir paskelbta, kad šių bičių nėra. Tai jie pradėjo ieškot, genetinių išteklių centro darbuotojai. Na ir kažkur, tam krašte, Tauragės Jurbarko ar ten Varėnos, kažkur krašte rado kažkokias bites, panašias, panašios į Lietuvos vietinės bites. Ir tada buvo iškeltas klausimas, kad gal reikia pasižiūrėti, ką mes vis tik tai turim čia Lietuvoje. Ir Žemės ūkio ministerija paskelbė projektą, kad paieškoti Lietuvos tamsiųjų bičių, Lietuvos vietinių bičių genų, ar mes jų dar turim likę, ar mes neturim jų visiškai, galim jau galutinai dėti kryžių ir paskelbti, kad jų nebėra. Na ir tada mes Gamtos tyrimų centras parašėm projektą, paraišką pateikėm ir laimėjom tą projektą. Ir 3 metus iš eilės vykdėm tyrimus. Tai važinėjom po visą Lietuvą, per bitininkų draugijas teko bendrauti su pirmininkais, su klausimais, ar žinot, kas turi tokių bičių, gal kas žino, kas motinų nekeičia. Ir tuose nuošaliuose tokiose vietose, tai Dzūkijos nacionaliniam parke, tam Musteikoj, drevinės bitininkystės, paskui Tauragės rajone, ten Sakalinė, paskui dar visi aplinkiniai kaimai, taip pat Labanoro girioje, ten dar Žemaitijoje šiek tiek, ten irgi palei Raseinius, ten dabar nepamenu aš tų kaimų pavadinimų, surinko mėginius, faktiškai po visą Lietuvą rinko mėginius, bet būtent tose vietose padarė genetinius tyrimus, mitochondrinės DNR išsiskyrė ir padauginę, nustatėm, kad tai yra mūsų vietinių bičių, melifera bičių motinos linijos bitės. Ir viso mes tada tuo metu surinkom kažkur 500–600 mėginių. Ir iš jų daugiau kaip pusė buvo M linijos bičių. Atrinkom geriausias šeimas, kurios geriausiai atitinka Lietuvos tamsiosios bitės požymius, nes ką mes turėjom iš Lietuvos, ką mes žinojom apie tą bitę, tai buvo morfometriniai matavimai, kažkada atlikti Žemdirbystės institute, bitininkystės skyriuje. Na ir tada savo matavimus lyginom su tais matavimais ir atrinkinėjom, kurios čia bitės, kurios šeimos atitinka tuos, kas buvo ten, nes yra duomenys nuo 60 metų, 70 metų. Tai žiūrėjom, kurios atitinka būtent to laikotarpio dabartinės šeimos.
Tai atrinkom tas šeimas ir per tuos 3 metus tokių radom apie 6 gal procentus, dabar taip pat tiksliai nežinau skaičių. Turbūt apie 6 procentus jau iš tų, kur pusės atrinktų, apie 6 procentus buvo, kurios atitinka jau tą iki 70 metų Lietuvoje gyvenusią bitę. Na ir paskelbėme tuos rezultatus, mes viską viešinom, ėjom į televiziją, į spaudą, publikacijas rašėm, ministerijoje ataskaitas, bitininkams visą tai pristatinėjau per įvairius susirinkimus, per konferencijas. Nu ir atsirado bitininkai entuziastai, kurie užsikabino, nes be jų tas darbas nevyktų. Nes iš tiesų reikia tokių žmonių, kurie toliau galėtų dirbti su ta bite. Tai vat atsirado tokie žmonės, tai ir Arūnas Ačkauskas, ir toks yra iš Kuršėnų bitininkas Tautvilas Laureckis, kurie buvo pirmieji, kurie susidomėjo tą bitę ir pradėjo galvot, ką toliau su ją daryti, kaip čia jie gali prisidėti kažkuo. Tai va, ir tada jau pajudėjo darbai, buvo įtrauktas ir Dzūkijos nacionalinis parkas. Ir ten, kadangi toj teritorijoje, Dainavos girioje, ten radom pakankamai didelį procentą tų vietinių bičių, tamsiųjų bičių. Dzūkijos nacionalinis parkas leido pasinaudoti savo Čepkelių raisto tuo teritorijos gabaliukų kraštu, kur iš tiesų, net žmonių judėjimas yra draudžiamas. Ta nacionalinio parko teritorija, jinai nėra tas toksai taisyklingas apskritimas, kur galėtų poravimosi punktas, kuriame yra dabar poruojamos motinos, atsidurti centre Dzūkijos nacionalinio parko. O reikalingas tam tikras spindulys. Ir yra tų teritorijų, kur bitininkai gali laisvai atvežti bites. Ir gali atvežti bites ir į Viržius, kas yra labai, labai populiaru. Ir tikrai tos atvežtinės bitės, ir tai nebūtinai, dažniausiai tai nėra melifera mūsų vietinės bitės. Tai dažniausiai yra įvežtinės C linijos bitės. Ir jos tada jau daro tą neigiamą įtaką melifera mūsų vietinėms bitėms. Nes mūsų tada motinos pradeda poruoti su tais įvežtiniais tranais ir gaunam mišrūnus. Tai tą problemą reikia spręsti ir kad ta teritorija vis tik būtų paskelbta saugoma teritorija. Ir tas klausimas tada jau tikrai atkristų, kai ten bus teritorija išvalyta, niekas nieko svetimo negalės įvežti ir tikrai jau tada galėsim ten išlaikyti tą mūsų Lietuvos tamsiosios bitės branduolį. Tai va, ir toje teritorijoje, Dzūkijos nacionalinio parko ir ten aplinkinėse teritorijose faktiškai nuo tada, kai mes aptikom, tyrimus vykdom kasmet ir kasmet renkam mėginius iš atskridusių spiečių, iš naujų šeimų, bitininkai atsiveža šeimas iš kitų rajonų, iš kitų gyvenviečių, tolimesnių. Ir tas šeimas reikia tirti, norint išlaikyti tą meliferą mūsų vietinę bitę, reikia tirti tas visas naujai atsivežtas šeimas, kol tai yra leidžiama. Reikia tirti naujus spiečius atskridusius. Nes, kaip sako, tai ne karvė, nepririši bičių. Tai tas darbas vykdomas kiekvienais metais. Ir tuo pačiu dar antra tokia darbų linija eina, tai kaip motinos susiporavo tam Čepkelių poravimosi punkte. Tai šitoj vietoje mes atliekame daugiausia morfometrinius matavimus, nes genetiniai čia yra pakankamai brangus tyrimai, tai mes jų kol kas
savo metodus dar atidirbinėjom laboratorijoje, kaip Eduardas minėjo, o užsakyti didelį kiekį ištirt šeimų ir bičių tai yra pakankamai brangu kitoj šalyje. Tai mes daugiausia orientuojamės į morfometrinius matavimus, lyginam kaip motinos, iš kurios jos dukra išaugo, kaip motinos darbininkės atrodė ir kaip dabar atrodo tos naujos jaunos čepkeliuose susiporavusios motinos darbininkių morfometrija. Ir tada jau lyginam, kurios yra tinkamos tolesniam veisimui. Šiemet turėjom tik tai labai gerą progą. Čia Lietuvos tamsioji bitė asociacija yra SICAM tarptautinės organizacijos SICAM, tai tokia organizacija, taip pat asociacija, kuri yra skirta taip pat tamsiai bitei, bet jinai apima tas tamsiosios bitės teritoriją, visas, didžiąją dalį Europos šalių. Būstinė yra Šveicarijoje ir Lietuvos tamsioji bitė asociacija yra tos organizacijos narys. Ir SICAMas pasiūlė su nuolaida atlikti genetinius tyrimus Vokietijoje. Ir tie tyrimai jau mums parodė, kiek yra susimišrinę mūsų tos motinos, kurias sakysim, išauginom ir suporavom čepkeliuose. Tai, rezultatai nėra labai tokie džiuginantis, bet visai gavo neblogų, sakysim, radom tokių šeimų, kurios yra 80–86% grynumo. Tai iš tiesų, esant tokiam spaudimui tų svetimkraščių bičių, tai yra, sakyčiau, labai neblogas rezultatas, kuriuo toliau, žinoma, naudosimės ir toliau darysim tuos darbus. Tai dabar yra du tokie artimi tikslai. Tai vienas tikslas tai yra įtraukti tą vietinę bitę, jau turbūt įtraukta formaliai į saugomų naminių gyvūnų registrą ir remti bitininkus, kurie augina, veisia ir dalyvauja tame išgryninimo procese. Vietinių bičių genofondo išsaugojimo, aviliuose laikomose populiacijos dalyje. O kita kryptis tai yra vietinių bičių populiacijos sugrąžinimas į Lietuvos gamtą, kadangi jos gamtoje praktiškai yra išnykusios dėl sengirių su senais drevėtais medžiais stokos. Ir šiuo metu Dzūkijos nacionalinėme parke yra vykdomi tos vietinės laukinės populiacijos atkūrimo darbai sukuriant joms galimybę gyventi miške, tai yra įkeliant uoksus, tokius drevinius avilius gamtoje, miške, kur jas veiktų gamtinė atranka, tai yra gamtinė atranka juos tos avilius, tas šeimas bičių ten gyvenančias grynintų, kadangi išliktų tos šeimos, kurios geriausiai prisitaikiusios, o vietinės šeimos kaip tik yra geriausiai prisitaikiusios Lietuvos gamtai. Ir trečia galbūt tokia kryptis, tai bandyti išlaikyti kuo daugiau vis tik tai šeimų ir ne toj Dzūkijos nacionalinio parko saugomų teritorijų, ten siekiama sukurti saugomą teritoriją, kur būtų draudžiama įvežti svetimas bites ir tokiu būdu išlaikyti vietinės bitės genofondą be kryžminimosi su kitais porūšiais, tai yra minimizuoti tą kryžminimąsi, kad ten jau ir atranka, ir dirbtinė atranka veisiamuose aviliuose bitėse ir gamtinė atranka laukinėje gamtoje veiktų link eliminavimo tų introdukuotų genų, tai yra karnikų, karpatinių bičių. Ir kita kryptis tai remti bitininkus kitose Lietuvos vietose veisiančius vietinės bites, kad išsaugoti kuo didesnė vis tik tai to genofondo ir bendrą įvairovę, kadangi visoje Lietuvoje tų bičių yra išsibarsčiusių, populiacijų, ar dalis tos populiacijos yra vietinis genofondas.
Ir ta įvairovė, jeigu mes remsime, saugosime tik tai Dzūkijos nacionaliniam parke, tai ten bus tik tai dalis tos įvairovės išsaugota. O mūsų tikslas yra išsaugoti kuo didesnę tą genetinį įvairovę ir skatinti bitininkus auginti mūsų vietinę bitę.